Man yra iššūkis, labai gražus iššūkis su savim, su komanda ir labai graži aplinka. Myliu šitą žygį. Nežinau, kažkas tokio, ta prasme, visiškai nauja, klampojimas, tas toksai savęs išbandymas. Nežinau, bet viskas šiaip iš tikrųjų, jeigu atvirai, buvo daug lengviau negu tikėjausi. O kas yra Džambulas? Pragaro mašina. Bet, nežinau, kompanija. Ką žinau, kai savant snaigės veidą bučiuoja ir gerai. Elitinis kartam kampas žygis. Man tai ištvermingų keliautojų susibūrimas, tokių ypatingų žmonių susibūrimas, į kurį pasiryžta tikrai ne kiekvienas. Tai daugiau toks, sakykime, crazy žygis, kuris man irgi yra labai prie širdies ir kiekvienais metais laukiu šito Džambulo ir žmonės sukuria ypatingą aurą, tiek žygiuodami, tiek atvykę į nakvynės vietą, tiek bendraudami. Tai didelė šventė sielai, tiek fizinė prasme, tiek psichologinė prasme. Visai kita bendruomenė pasidaro sunkiausiom sąlygom. Smagu stebėti ir žiūrėti, kaip žmonės įveikinėja tokius sudėtingus maršrutus ir dirba su savim. Liusa, nagi plojam rankom visi, Latina muva. Būdinamės, ką jūs galvojat, kad vakarėlis baigės? Ne, kai kam jisai tik tai prasideda. Man tai patinka, kai vakarėlį užmiega visi žmonės, o aš tada jiems. Man tai patinka, kai vakarėlį užmiega visi žmonės, o aš tada jiems. Are you ready? Kas yra Džambulas, Viktorija? Cepelinai. Man tai tik cepelinai. Šiuo metu kitas nuansas, kad yra...
Dar čilį. Suvirė. Aivarai, kas tau yra džambulas? Gyvenimas. Be jo negyvenčiau. Džambulas tai istorija, patirtis, kova su savo silpnybėm, siekimas save nugalėti. Vėjau, kas yra džambulas? Viltis pasiekti snarglynę. O! Kur jūsų bokalai? Ar patiko žygis? 3 kartus valio! Vieną ilgą! Ir vieną trumpą. Šaunuoliai! Džambulas man, aš taip pasakysiu, kas tai yra, kaip man atrodo. Tai yra, kažkas panašaus į tą laimės žiburį. Tai vieta, kur visi yra labai laukiami, va šiandien žmogus skambino, klausė, ar ateisit. Ir už tai visi veržiasi, nežiūrint sunkumų. Aš dar ten per sunkumus nenusiveržiau, dar bręstu. O šiaip tai, džambulas tai yra džambulas.